Sveiki, šiandien pristatom Fenix žibintuvėlį skirtą kasdienai ECP. Tai yra hibridinis žibintuvėlis, kuris ne tik žibintuvėlis gali būti, bet ir powerbankas. Taip kad trumpai apie jį. Tai 1600 liumenų šviesos srauto žibintuvėlis, kuris turi šešis režimus. Turbo režimu 1600, high režimu 350, medium 150, low 30, eco režimu 3 liumenai ir dar turi strobą. Strobas palaikant įsijungia, apsiginti nuo kokio nekadėjo. Tai va, įsijungia čia, yra double clock užrakinimas, taip sakant, kad neįsijungtų, jeigu kur kišeniai nešamės. O taip, paprasčiausiai režimai perjunginėjami. Ratu atmintį turi. Tai vat, kompaktiškas, patogus. Yra, kaip matot, kampuotom linijom, tai kažkur pasidėjus jis nenusiridens. Iš galo turim USB Type-C įkrovimui ir USB jungti powerbank funkcijai. Baterija yra 5000, kuri įmontuota yra, tai yra 21700 tipo baterija. Yra dviejų spalvų versija, juodas ir melsvas. Tai, kaip ir minėjau, yra skirtas kasdienai, taip kad didelių atstumų švietimo nėra. Iki turbo režimų iki 222, tai yra pakankamai kaip ADC žibintuvėlių kasdienai. Lęšis yra sklaidančio spindulio. Tai va, turbo režimų yra iki 12400 kandelų intensyvumas. IP klasė 6.8, taip kad drėgmės ir vandens nebijo. Smūgiui atsparumas iki 1 metro. Čia yra dirželio, jeigu reikia persirišti patogiau. Svoris yra 170 gramų. Aukštis yra 13,8 cm ir diametras apie 28 mm. Tikrai smagus, kasdienai skirtas, tiek įsimesti kažkur mašinoje turėt galima, tiek moterims rankinukę, kupriniai ar į žygį kažkur. Tikrai smagus žibintuvėlis, patogus, paprastas valdymas ir pakankamai galingas. Greitas įkrovimas 18 W powerbank funkcijai naudojamas. Tai vat, tikrai universalus, smagus žibintuvėlis. Jeigu turit klausimų apie jį, klauskit komentaruose, komentuokit. Šį kartą tiek. Spaudžiam laiką, jeigu patiko. Jeigu nepatiko, komentuojam, kodėl nepatiko, kad mes tobulėtumėm ir daugiau informacijos, kurios jūs norit, kuri jums svarbi, pateiktumėm. Taip kad iki.